Studijuodami gelžbetoninių konstrukcijų kursą, studentai atlieka gelžbetoninių konstrukcijų bandymo laboratorinius darbus. Tam, kad išbandyti konstrukciją, reikia nustatyti ne tik pačios konstrukcijos, bet ir jų medžiagų savybės. Laboratorinių darbų metu yra bandomi tiek betono kubeliai, tiek betono cilindrai, prizmės ir toliau pačios konstrukcijos, tai yra sijos ir kolona. Bandydami kubelius, mes presu gniuždame betoninį kubelį ir nustatome ardančią jėgą. Žinodami ardančią jėgą ir kubelio matmenis, galime nustatyti kubelio stiprį, betono stiprį gniuždant. Ta patį galime padaryti ir ardydami cilindrą, nes įvairių šalių normos, tiek pas mus, tiek užsienyje, skirtingai skaičiuoja betono stiprį, nors medžiagą naudoja tą pačią. Bandoma prizmė. Prizmė bandoma nustatyti deformacijoms. Tai yra, kiek betonas deformuojasi esant dideliems apkrovoms. Turėdami betono tamprumo modulį, mes nustatome įtampius bet kurioje konstrukcijoje, žinodami betoną. Vėliau iš tų pačių medžiagų, tai yra iš to pačio betono, kuris buvo naudojamas tiek kubeliams, tiek prizmėms, yra gaminamos sijos ir kolona. Sija mūsų laboratorinio metu yra bandoma nedidelė, tačiau tokios pat konstrukcijos yra masyvios, jos naudojamos labai įvairiai. Pradedant nuo lango sąramos, perdangos pastate iki didžiulių sijų gelžbetoniniuose tiltuose. Bandant siją sutelktosiomis apkrovomis, mes matome, kaip sija išlinksta, atsiranda plyšiai, nes pasiekiamos didžiulės deformacijos tempiamoje armatūroje ir galų gale sugniuždomas betonas, nes išklumpa armatūra gniuždomoje zonoje. Paskutinis bandymas, kurį studentai darė šį kartą, yra ekscentriškai gniuždomos kolonos bandymas. Šis kolonos pavyzdys yra nedidelis, bet tokios kolonos, kaip ir sijos, yra naudojamos plačiai pastatuose. Tokios kolonos stovi ir mūsų laboratorijoje didelės, tai yra kolonos turinčios gembę. Tokios kolonos yra tiltų atramos, tokios kolonos yra daugiaaukščiuose pastatuose, tokios kolonos yra ir dangoraižiuose, kad ir paėmus mūsų Vilniuje pastatytus aukštuminius pastatus. Bandymai atliekami tam, kad kiekvienas, kuris ruošiasi būti konstruktoriumi arba darbų vykdytojų statybose, žinotų konstrukcijų elgseną, žinotų, kaip atrodo laboratorija, kaip vyksta laboratoriniai darbai, kad jis pats galėtų savarankiškai įvykdyti tokius darbus. Žinodami konstrukcijos skaičiavimus, jie gali pasakyti, tinkama konstrukcija ar ne, kam bus jinai taikoma, taip pat nustatyti atsargas, kurios reikalingos konstrukcijos darbui.